Sveiki! Praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, kaip mes galėtumėm stiprinti savo emocinį imunitetą. Ir tikiu, kad kažką galbūt bandėme daryti. Tada toliau dabar pakalbėsime apie tai, kągi mes turėtumėm ir galėtumėm daryti tuo metu, kai kyla stiprios emocijos, vaikui taip pat stiprios emocijos ir kaip su tuo susidoroti, kad mes nepradėtumėm šaukti, nepradėtumėm pykti ir nepradėtumėm psichologinę ir fizinę agresiją reaguoti į vaiko netinkamas emocijas. Tai visų pirma yra labai svarbus dalykas, ką mes turime padaryti, kad mes toje vietoje, kai mes jaučiame, kad negalime išlikti ramus ir mums emocijos kyla, mes turime savo užsidėti stop ženklą ir pasitraukti iš tos situacijos, iš įvykio vietos. Jeigu vaikas yra mažiukas, mes jį turėtumėm tikrai pagalvoti, kaip galime saugiai palikti ir turime saugiai palikti. Galbūt įdėti lovytę, galbūt į maniežą, galbūt į kitą saugią vietą, o patys galime įvardinę tai, kas vyksta, tiesiog pasitraukti į kitą erdvę. Jeigu vaikas jau yra vyresnis ir jisai būdamas savo kambaryje ar būdamas bendrame kambaryje, jis nieko žalingo negali pasidaryti savo, mes tiesiog įvardinę savo jausmus ir kas vyksta, mes turėtumėm pasitraukti. Kaip tas atrodytų? Mes turėtumėm pasakyti, aš matau, kad tu labai pyksti, tačiau man taip pat dabar yra labai pikta ir aš turiu nueiti nusiraminti. Kiek įmanoma ramesniu tonu, žinant savo, kad mes tą darome vardan vaiko ir vardan visos šeimos gerovės. Ir tada pasitraukę į tą kitą erdvę, mes turėtumėm atrasti būdus, kas mums padeda nurimti. Tikiu, kad tai nėra vienos ar 2 dienų dalykas ir kad taip pat kaip einant į sporto salę neužtenka nueiti savaitę ar neužtenka nueiti 2 savaitės, kad mes būtumėm užsitreniravę, taip pat ir čia mums neužtenka padaryti kažką 1-2 kartus ir sakyti, neveikia. Taip, reikia mūsų nuoseklumo, reikia mūsų darbo ir mūsų pasiryžimo, tačiau tą darant nuolat mes galime atrasti ir galime pamatyti, kad tai veikia. Pateiksiu kelias mintis, kas būna veikia žmonėm ir ką galbūt vertėtų pabandyti išėjus į tą kitą vietą, kad nesinorėtų grįžti ir atgal pradėti šaukti ant vaiko, ar ne? Vienas iš dalykų, kas gali veikti, tai įsijungti savo mėgstamas relaksacinės muzikos. O galbūt kaip tik įsijungti aktyvios muzikos, su ausinuku, kad vaiko neišgąsdytumėm, kur mums atrodytų, išlietų, ar ne, tą mūsų pyktį. Labai gerai veikia, jeigu mes galime nueiti nusiprausti po šaltų dušu arba po drungnu dušu arba tiesiog palysti po dušu arba bent jau nusiprausti veidą arba apsipurkšti veidą vandeniu. Tai yra tam tikras mūsų sujudinimas, kai mes grįžtam į tą savo racionalų protą. Kadangi to atsitraukimo tikslas yra grįžti į sąmoningumą, į savo racionalų protą, kad mes toliau galėtumėm daryti tinkamus veiksmus. Taip pat galime nueiti pasidaryti savo mėgstamas kavos, arbatos, kakavos ar kažkokį ritualą susikurti, kas mums padėtų nurimti. Galima panaudoti malonius kvapus, tai yra eteriniai aliejai ar kažkurie kiti aliejai. Jeigu mes galime išeiti į gryną orą, ar į balkoną, ar tiesiog atsidaryti langą, galbūt galime išeiti į kiemą, tas taip pat gali, vėlgi grąžinti mūsų į save ir mūsų pyktį pravedinti. Vyram, kas gali tikti, jeigu jiems tai patinka, išeiti, pataisyti gal mašiną, ar kažkokius vyriškus darbus padaryti, nes darbas rankomis jisai sukoncentruoja kitus dalykus ir emocijos po truputėlį ima slopti. Kas mėgsta išlieti emocijas, išsirėkti ir mums niekaip kitaip neišeina, mes galim išeiti į mašiną, įsijungti garsiai muziką ir išsirėkti, išsidainuoti, ar ne? Galbūt nuvažiavę truputėlį tokiau, jeigu to neišeina padaryti po langais. Taip pat galime kažką fiziškai padaryti, tai tarkim pagniaužyti, tokius būna treniruokliai rankom, ar ne? Pagniaužyti kamuoliukus, galbūt pagalvę padaužyti, galbūt išeiti pabėgioti, kas labai vėlgi padeda išlieti tą energiją ir grįžti į save.
Taip pat, moteriams galima išeiti galbūt vėlgi rankomis darželyje pasitvarkyti, ar ne? Nes, kaip sakiau, darbas rankomis jisai nukreipia mūsų mintis kitur. Be abejo, labai gali gerai veikti kvėpavimo pratimai. Ir nereikėtų prisirišti prie kažkokio vieno kvėpavimo pratimo, prie kažkokios sistemos, kadangi sistemų yra įvairių ir mes tikrai kiekvieną savo galim atrasti, kas mums tinka. Kas mano draugai tinka, gal man netinka, bet man tiks kažkas kitas. Ką darant, mes matome, kad mūsų kūnas rimsta. Ir, tikiu, kad tikrai gali būti ir kitų šaunių būdų, ką mes galim bandyti padaryti. Ir paeksperimentavę mes galime padėti savo atrasti. Jeigu tuo metu yra mūsų sutuoktinis namuose, kai kyla pyktis, labai būtų gerai, jeigu mes iš anksto galėtumėm susitarti kažkokį ženklą, kada sutuoktinis jau suprastų, kad viskas, jau stop, man reikia pagalbos, nes galbūt aš jau nebegaliu mąstyti, ar ne? Ir tada po to ženklo mes galim pasitraukti, o sutuoktinis ateis į pagalbą. Kitas dalykas, jeigu mes gyvename vieni su vaiku ir mes galbūt, arba sutuoktinio nebūna dažnai, mes galime žaidimo formą užsikliuoti savo kažkur lipdukus ant veidrodžio vaiko kambarį, kad, pavyzdžiui, nusišypsok, arba eik išgerk arbatos. Arba ar tu matei, kaip tu dabar atrodai? Kažkas, kas mus truputį išjudintų ir mes galėtumėm grįžti į tą savo, vėlgi, racionalesnį protą. Ir kai mes atrasime, kas mums tinka ir grąžina į tą racionalų protą, tuo metu būtų labai svarbu pagalvoti, kad dabar vaikas pyksta. Ir tai elgiasi ne vaikas, taip elgiasi jo pyktis. Ir mes esame suaugę, mes turime būti brandesni ir turime išmokyti vaiką, kaip jisai turėtų ir galėtų kitaip elgtis. Jeigu vaikas pats viską mokėtų, jam mūsų nereikėtų. Kadangi vaikas gimsta suaugusiai šeimoje, vadinasi, mes jam turime kažką duoti. Ir vaikas tikrai nėra kaltas dėl to, jis tiesiog mokosi, bręsta ir mes turime jam padėti.